What's up, my boys? It is your boy, Heavy Gamer. Today, Aspect Gaming made a video about me. And so, today we're gonna react and see apie ką jis šnekėjo. Ida sakė, kad Niris ir paminėtas. That's crazy. And so, whatever we do, also, nepamirškite prenumeruoti šitą kanalą, like the video, and bus daugiau Aspect Gaming drama su juo. And plus, jeigu šitas videokas sukels, arba kaip čia pasakyti, if this video gets 10 or 15 likes, I may post exclusive deleted Aspect Gaming Extensive Gamer 2018 deleted Roblox video collab. What do we do? Let's get watching. Making sure it's recording. Alright. Let's get it. Šiandieną jums noriu papasakoti apie vieną keisčiausių, bet ir ikoniškiausių dramų mano YouTube kanale su tokiu Ignu žaidžia, kurią matė tūkstančiai žmonių. Ignas pasiekė 400 subscriberių. Ignas pasiekė 1000 subscriberių. Viskas prasidėjo 2021 metais, kai tokio youtuberio Aip grupėje paklausiau, kurį FIFA geriausia pirkti. Nes tiesiog norėjau išbandyti. Ir man į privačias žinutes parašė toks Rapolas, kad PES geriau. Ir dar pafleksinau su savo komanda. Tada sužinojau, kad jis YouTubina ir vienas kitą pakvietėm į Discordo serverius. Apytiksliai po metų Ignas pradėjo mane vytis ant prenumeratorių. Ir labai jau fleksino su savo subscriberiais mano Discord grupėje. Ir visi prisijungti, nes jau netrukutu pamirštų. Ne. Don't. He's making money out of you. Jis grinai užsidirba pinigų už jūs, kad jūs žiūrėti jos kontentą ir kad jis gauna profitą. Pirmai įkelia naują videoką ir po to pirmiausia nariams. Tai kai jis įkelia naują videoką, jis iškart numeta nariams pirmą. Kad, tipo, nariai pamatytų videoką pirmą. So, už tai jūs uždirba apie eurą arba 4 eurus per mėnesį per YouTube membershipą. So, yeah. Linkas aprašymė. Ir tuo metu labai populiaru buvo daryti subatonus. Net aš tokį nevykusi buvau padaręs. Na, ir Ignas tai pamatęs, nusprendė jį padaryti pats. Žodžiu, jo subatonę už vieną laiką jis pridėjo 10 minučių, už prenumeratą 20 minučių, o už eurą pusvalandį. Lyginant su mano subatonu, kuriame buvo už prenumeratą 1 minutę, o už eurą 5 minutės, jo subatonas atrodė literaliai neįmanomas. Bet jis jam padėjo gauti labai daug subscriberių. Ir galiausiai ketvirtą subatono dieną Ignas mane aplenkė. Tačiau jo streamo nebėra, nes jis streamino Jungle Kingą ir jo streamą užblokavo, nes tai, man rodos, nelabai legalu. Bet galiu šį. Alright. Jo, karoči, esu buvęs jos gerbėjas ir ant prikolo tai padariau ir už tai gausi toks prikols, nes tipo, well, bandžiau ragebaitin Aspect Gaming. For something. Alright. Tuomet žiūrėjo virš 400 žmonių. Crazy. Crazy. Ir aišku, Ignui reikėjo pasivaidinti mano Discord grupę. Ta pačią dieną turėjau su draugais nakvynę ir vienas iš jų nusprendė įlipti į medį ir parizinti merginą. Jūs turbūt galvojat, kodėl aš jums šitą pasakoju. O pasakoju todėl, nes kol jis tupėjo medyje, aš ir Davidas nusprendėme nufilmuoti šitą. This is where I made a compilation video apie nuo senų iki naujų. What? Wait, can I draw? Oh, I can draw. Nice.
Koroch. This is where we start the Gildas Gamer X-Husband Gaming era. Tęsti. Ignas pasiekė 400 subscriberių. Kas klausia? Oh my god. Raus. Čia aš su kalėdiniu megztiniu ir maudymosi šortais supuosi ant supinių ir kas žiauriausia, kad visas šitas video gausi natūraliai. Mes net nebuvom susigalvoję ką sakyti, bet ant vietos kažką tai padarėm. Gaming. What were you thinking? Короче. And this is where čia kur mes pradedam Aspa Gaming, Kasas Gamer, Ignas žaidžia era. Oh my god. Pažiūrim. Arti 500 sub. Kas klausia? Oh my god, why is it lagging? Why is it lagging, boy? Nu jo, galim pasakyti. Kas klausia? Kas klausia? Kasas Gamer, šiaip maladėcasi, bet mes su Astiju jau nelygus oponentai nuo vakar nakties. Palaka? Savo mėgstamiausią Lietuvos youtuberį Igną žaidžia? Why is it lagging? Oh my god. Žiūrėkite video ir sužinokite kodėl. No, Ignas pasiekė 400. Dude, why is it lagging? It's not supposed to lag. Alright, technical difficulties, короче. Alright, definitely, kažkokį pradėjo Aspa Gaming video glitchintis, so let's watch again. Po viso to mane Ignas ganėtinai neblogai aplenkė ir karts nuo karto paplėks nuo savo subais Discord'e. Tuo metu, kai Ignas buvo mane jau gerokai aplenkęs, toks kitas youtuberis Faibas sukūrė Minecraft serverį, kurį pavadino Ramiai. Ir jį pakvietė mane, Igną ir daug kitų youtuberių. Galiu pasakyti, kad tas serveris tikrai nebuvo ramus. Kokia dovanė, tu pažiūrėk, visų mano namus ištaškei. Bet kas susijęs su Ignu, tai pirmas dalykas, kurį jis padarė, yra štai kas. Tipo, sako, draugelio klausyk ir aš nusimė Aš net neįsivaizduoju, kodėl jis tai padarė. Darbuotas Iconic, kas yra? Kas yra? Žiaura Iconic. Alright, man screen recorderis negali nufilmuoti labai ilgai. Žiūrėk, OG Aspa Gaming. Šiaip jo senas usernėjimas slapyvardis būdavo Briedis Games ir aš dar turiu seną įrašą įkeltą apie YouTube kanalą ir karoč prisibazarinu. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida prekiams. Vision Express. Don't expose me. Karoč, daugiau Aspa Gaming video, čia tiesiog mano reakcija apie Aspa Gaming reaktina apie mane dėl Ignas žaidžia. Ir karoč, mano draugelį Nerijus, Nerga, V7, or Arno. Karoč, mano draugelis Nerga, he wants revenge for making video. So, Aspa Gaming, good luck su distraku, nes Nerijus taip norėjo. Alright boys, mano first time reacting to Aspa Gaming videatą apie mane dėl Ignas žaidžia history.
Ну, Ignas žaidžia istoriją apie, kad jis tipo, kad aš pasakiau, kad aš esu jos gerbėjas, kad aš tikrai bandžiau Asba Gaming HBT padaryti. Bet Asba Gaming sako, okei. Bet ant šitą reakciją jis sako, what? So yeah. Made a video about me. Su tą patį profilį nuotrauką. Wait! Asba Gaming visai nutoja seną profilį. Tą seną profilį nuotrauką. Alright. See you later. And you, Asba Gaming. See ya. Boom. A dab in 2025. Like wasn't going to See ya.